Mirusiojo erdvinis orientavimas siejamas su dangaus dievybių, saulės, mėnulio, mažųjų grįžulo ratų kultu, su tų šviesulių padėtimi laidojimo apeigų metu. Manoma, kad Nemuno žemupio kultūros žmonės savo mirusiosius galėjo orientuoti į dabartinę šiaurinę žvaigždę, į mažųjų grįžulo ratų alfą. Šiaurės pusrutulio gyventojų matoma šiaurės polius danguje niekaip nepažymėtas, tačiau dabartiniais laikais netoli poliaus yra šiaurinė žvaigždė, bet tai buvo ne visada. Pirmaisiais amžiais po Kristaus arti poliaus ryškios žvaigždės nebuvo, šiaurinė buvo gerokai nutolusi nuo poliaus. Čia matote mažųjų grįžulo ratų paėtį 100 metais po Kristaus pavasario lygiadienio naktį. Vakare, saulė nusileidus, tuometiniai žmonės alfą matė šiaurės vakarinėje horizonto pusėje. Tuomet ji nuo šiaurės buvo nutolusi net 21 laipsnį, vidurnaktį jau šiaurės rytinėje horizonto pusėje, o ryte prieš saulį tekant jau 16 laipsnių į rytus. Vadinasi, jeigu laidojimo apeigos vyko ryte, tai mirusi vyrą nukreido 16 laipsnių kryptim, o moterį priešingai 196 laipsnių kryptimi.